sakykime, vat, šiai dienai, ko man trūksta, būčiau bent kelias dienas laimingesnis, tai norėčiau gyventi ne bute, o nuosavam name, kas kainuoja nuo 1700 eurų per mėnesį ir į viršų. Kai pagalvoji, kas čia biški padirbai, nu, kad ir 100 eurų į dieną uždirbi ir jau gali leisti. Papildomą 100. O kad tą papildomą 100 uždirbt, tai reikia mandagiau bendrauti su klientais. Nes ne visada mano toksai, žinot, kartais mėgstu. Vakar skambina mervakarą. Labą dieną, ar turit laisvą Maybachą? Maybachą, sakau, mes gal ir turim, bet ar jūs tiek laisvų pinigų turit? Kitas klausimas. Ir žinokit, kaip bebūtų keista, pirmą kartą pavyko su šita nuotaika paimti užsakymą. Deja, pasirinko ne Maybachą, nes suprato, kad pinigų tiek laisvų neturi, bet suprato, kad reikia gyventi pagal savo kišenį. Taip pat dar vakar turėjom irgi užklausą dėl gėliko, bachurėlis rašė. Taigi čia tik valanda, tai ką čia už valandą tiek mokėt? Tai ir sakau, nu, tai jeigu nori pointo, tai ir mokėk, tai yra vasara, tai yra šeštadienis. Gėliką nupirk, kainuoja, va dabar idėja, kolega. Hrisa, be biznis nesiseka, tai parduoda jau mačiau. O Hrisa todėl, kad gauna užsakymą ir hrisina iš visų. Ir gyvenime jam nesiseks tas verslas. Nes ne taip reikia verslą daryti ir ne taip reikia gyventi. O jeigu jau hrisint nori, tai reikia hrisint aukštam lygiai mokintis. Taip, kad niekas nesuprastų. Bet prie to pačio dar ir duot kažką tai turi. O čia nori uždirbti viską maksimaliai ir dar nukrysim maksimaliai. Ir galiausiai tokiem gyvenimas parodo vietą. O pas mus tai viskas puiku, šiandien važiuojam ganėtinai aktyvi diena, vakar taip pat buvo aktyvi diena. Turėjome netgi 4 užsakymus jau į ateitį, o rytoj pradedam suvežinėti 90-ųjų žvaigždės, vėl begalė reisų į Vilnių, penktadienį vėl begalė reisų į Vilnių iš Vilniaus ir po miestą ir iki vėlyvos nakties. Šeštadienį pradedam darbą nuo 4 ryto, praktiškai nebus kada pamiegoti ir vėl visa diena pilna, praktiškai viso mašinom. Sekmadienį biški ramiau, bet irgi turim darbo. Dar per šitas dienas, manau, kažką priimsim.